Susipažinus su Omano sostinė Muscat važiuojame į Bal Shams regioną. Iš Muscato automobiliu atstumas nėra didelis, apie 200 km, bet norint pamatyti įdomesnės vietas reikia įvertinti, kad teks važiuoti negrįstais kalnų keliais bei upių vagomis. Daugelis šių kelių yra pravažiuojami tik 4 ratais varomais visureigiais. Ir tai verta daryti tik turintiems patirties vairuotojams. Sutikome kelis automobilius su vietiniais Omano keliautojais, kurie nedrįso įveikti kai kurių atkarpų. Nors daugelis keliukų vedančių per kalnus ir laukines upių vagas vadinamas Vadė yra pažymėtos Google Maps ir Waze navigacijose, bet realybėje giliuose tarpekliuose navigacijos neveikia, net naudojant offline žemėlapius. Kelių žymėjimas ir kelio rodyklės labai retos, o dažniausiai jų išvis nėra. Todėl važiavimas yra labai ekstremalus ne tik dėl kelio kokybės, bet ir informacijos stokos. Jabal Shams, kurio pavadinimas arabiškai reiškia Saulės kalnas, yra aukščiausia Omano viršukalnė ir viena įspūdingiausių gamtos lankytinų vietų visame Arabijos pusiasalyje. Pravažiavus apie 100 km iš puikaus asfaltuoto kelio sukame į kalnų gilumą. Gruntuotas kelias iš pakenčiamo keičiasi į vietomis sunkiai pravažiuojamą. Prieš savaitę Omaną niokojo labai stiprios liūtys. Buvo apsemti kai kurie miestai, o Vadė buvo nepravažiuojamos ir pavojingos lankymui. Daugelis Vadė iš viso buvo uždarytos ne tik lankytojams, bet ir vietiniams gyventojams. Tačiau nustojus lyti, vanduo greitai nuteka žemyn, upių vagos išdžiūsta ir susisiekimas vėl atnaujinamas. Vietiniai kalnų gyventojai susisiekimui naudoja tik visais ratais varomus visureigius. Dominuoja japoniški automobiliai Toyota ir Mitsubishi. Važiuojame upių ir upelių vagomis. Kai kuriuose vietose dar yra vandens. Mūsų tikslas pasiekti Gyvačių kanjoną. Pasirinkę trumpiausią kelią patenkame į spąstus. Kelias einantis per siaurą upės vagą, giliame kanjone, liūčių užverstas didžiuliais akmenų rieduliais, per kuriuos pervažiuoti nesulaužant automobilio praktiškai neįmanoma. Esame priversti ypač siaurame tarpeklyje kažkaip apsisukti ir grįžti atgal. Nors atstumai ir nėra dideli, bet važiavimas tokiais keliais užima daug laiko. Grožimės laukinė gamta, atšiauriais kalnais, visur besiganančiomis ožkų bandomis ir aišku gauname pakankamai adrenalino pliūpsnių, įveikiant atrodo nepravažiuojamus kelio ruožus.
Vakarėjant pasiekėme savo nakvynės vietą. Ją rasti irgi iššūkis. Bookinge ir Agodoje daugeliu atveju nėra namų adresų. Duodamos koordinatės. Dažnai namai stovi atokiai nuo kelių, išmėtyti ir toli vienas nuo kito. Prie jų veda vos pastebimos automobilių vėžės akmenuotame grunte. Koordinačių tikslumas yra keli šimtai metrų, todėl dažnai tenka naudoti savo orientacinius sugebėjimus. O mane jauni vyrai sulaukę 23 metų ir moterys sulaukusios 30 gali gauti žemės sklypą namo statybai ir banko paskolą su simbolinėmis palūkanomis. Tuo daugelis naudojasi. Ant kalno viršaus stovi 3 brolių namai. Tik viename gyvena vienas iš brolių. Kiti namus nuomoja turistams, o patys gyvena su tėvais kaimelyje. Namas tikrai didelis, su sutvarkyta aplinka, tik jaučiasi moteriškų rankų trūkumus. Vaizdas nuo kalno pribloškiantis, ypač leidžiantis saulei. Atsikeliame anksti ryte, saulei švintant. Mūsų tikslas didžiulis Al-Nahuro kanjonas, dažnai vadinamas Arabijos didžiuoju kanjonu. Laukia 7,5 km žygis kanjono šlaitais. Pradedame anksti, norėdami išvengti dienos karščio ir turistų grūsties. Nors oro temperatūra ir nebuvo didelė, tik 24 laipsniai, bet einant akmenuotu keliu su 400 metrų nusileidimu ir pakėlimu tikrai nebuvo šalta. O turistų sutikome tik 4. Čia ačiū reikia pasakyti Trumpui. Kanjono ilgis 12 km ir siekia 1 km gylį. Vaizdai neapsakomi ir neperteikiami su vaizdo kamera. Už kiekvieno posūkio atsiveria pritrenkintys kanjono peizažai. Už 4 km prieiname seną apleistą As-Sab kaimą. Čia galima pamatyti, kaip žmonės gyveno dar prieš 70 metų, naudodamiesi sudėtingomis laistymo sistemomis ir augindami datulės. Kanjone galima sutikti skorpionų ir gyvačių, bet mums pasisekė su jais prasilenkti. Virš galvos ratų suko egiptiniai grifai. Žygis tikrai pareikalavo nemažai jėgų. Į jį būtina pasiimti pakankamai vandens ir lengvo užkandžio, nes visame kelyje yra tik pora vietų, kur galima pasislėpti nuo beveik vertikaliai virš galvos šviečiančios kaitrios saulės. Šis žygis yra vienas įspūdingiausių per visą mūsų kelionių istoriją. Vakare mūsų laukia Nizbos miestas. Pakeliui užsukome į Bachla fortą. Tai ne tik įspūdingiausia Omano tvirtovė, bet ir vienintelis šalies objektas UNESCO pasaulio paveldo sąraše.
Fortas garsėja mistinę aurą, populiariausia legenda pasakoja dvi seseris Maitha ir Gaitha, kurios pasitelkusios džinus per vieną naktį pastatė 13 km ilgio gynybinės sienas. Vietiniai gyventojai iki šiol pasakoja istorijas apie ugnimi alsuojančias hienas ir žmones virstančius asilais. Fortas atliko svarbų vaidmenį ginant šalies vidų nuo svetimšalių. Istoriniai šaltiniai mini, kad būtent ši tvirtovė padėjo išvaryti portugalų okupantus iš Omano. Tai ne vien tik gynybinė siena, o ištisas įtvirtintas miestas įkurtas ant smiltainio kalvos iškylančios virš oazės. Fortas autentiškai atspindi vietinę statybos tradiciją. Apatiniai sluoksniai ir pamatai sustiprinti akmenimis, o viršutinės sienos ir bokštai sumūrinti iš džiovinto molio plytų bei datulių palmių kamienų. Tvyrant 40 laipsnių karščiui nelabai įmanoma ilgiau užbūti lauke, todėl stengiamės neišeiti iš patalpų, kurios visur Omane yra vėsinamos. Keista buvo matyti, kai atidarytos durys ir langai, o keli galingi kondicionieriai dirba visų pajėgumu. Užvažiuojame į Jebren pilį. Jebrino pilis yra viena elegantiškiausių Omano pilių. Ji buvo statoma kaip prabangi rezidencija. Statybos metu regione viešpatavo taika, todėl architektai galėjo daugiau dėmesio skirti estetikai, ažūriniams arkiniams kolonadoms, mediniams balkonams ir žinoma garsiai lubų tapybai. Tai buvo tikra mokslo akademija, pritraukdavosi to meto išminčius. Dėl genialių architektūrinių sprendimų pilyje būdavo vėsu net vasarą. Ji tarnavo kaip vasaros rūmai, kuriuose imamas galėjo atsipūsti nuo valdymo reikalų. Pilies vidus tarsi labirintas su 55 kambariais ir slaptomis angomis. Tai kelių aukštų statinys su 2 pagrindiniais kiemeliais. Tapytos lubos tai absoliuti pilies įžymybė. Daugelį kambarių išlikę originalūs datulių palmių medžio raižiniai ir ryškios spalvos freskos su gėlių motyvais bei islamiškais rašmenimis. Buvo įdomu paklaidžioti po pilies kambarius ir pasimėgauti vėsa, kai lauke 40 laipsnių karščio. Keista vaikščioti pilyje visiškai vieniems. Visur Omane girdėjome vietinių nusiskundimus, kad biznis gilioje krizėje nėra turistų. Nors turistinis sezonas dar tik eina į pabaigą, bet daugelis vietų užsidaro artėjant karštajai vasarai. Atvykstame į Nizvą. Tai ne tik miestas, o tikroji Omano širdis ir viena seniausių jo sostinių. Įsikūręs prie pat Hadžaro kalnų, šis miestas yra autentiškos Omano kultūros, amatų ir istorijos centras, dažnai vadinamas Islamo perlu. Dominuojantis miesto akcentas – Nizvos tvirtovė pastatyta 1668 metais. Už tvirtovės sienų pačioje miesto širdyje dunkso vienas seniausių Omano turgų – Nizvos turgus. Tai ne muziejus, o gyva veikianti prekyvietė, kur galima pamatyti ir nusipirkti autentiškų dirbinių, smilkalų, daugybę rūšių datulių ir kitokių arabiškų gėrybių. Vakare atgyja senamiestis, o restoranai kviečia paragauti tiek tradicinės omaniškos šuva lėtai keptos avienos, tiek kitų šalių patiekalų.
Kadangi Omane išeiginės dienos, penktadienis ir šeštadienis, tai ketvirtadienio vakare miestas pilnas išėjusių pasivaikščioti žmonių. Visų nuotaika gera, visų veiduose šypsenos. Restoranai pilni lankytojų. Žymiausioje ledų kavinėje tenka palaukti eilėje keliolika minučių, bet ledų įvairovė ir jų nuostabus skonis tikrai yra to verti. Omano žmonės labai draugiški, paslaugus ir noriai bendraujantys. Šioje šalyje tikrai gali jaustis komfortiškai ir saugiai, jei pats gerbi jų papročius ir tradicijas. Kitą dieną, ankstų penktadienio rytą, skubame į garsųjį Nizvos gyvulių turgų. Čia susirenka vietiniai valstiečiai parduoti ir nusipirkti naminių gyvulių – ožkų, avių, karvių ar net kupranugarių. Vaizdas išties neįprastas. Pardavėjai veda savo parduodamus gyvulius taku, o pirkėjai susėdę ratu juos apžiūri ir renkasi. Pašaliečiai sunku suprasti šį prekybinį procesą. Vieni garsiai siūlo savo kainą, kiti bando derėtis. Procesas vyksta beveik nesustojant. Kai kas parduoda per kelias minutes, kitiems tenka tempti nelaimingus gyvulius kelis ratus, kol suderinama kaina. Mums šis procesas atrodo žiaurus. Aplinkui išsigandusių gyvulių balsai, mažyliai bailiai glaudžiasi prie savo motinų, kiti bando žįsti pieną, dar kiti pavargę miega. Kai kurios karvės ir buliai baidosi, kitos be jėgų guli ant smėlio ir jų nebegali prikelti šeimininkai. Vietiniams tai įprastas reiškinys, mums europiečiams, užmiršusiems iš ko gaminama mėsa, gana šokiruojantis vaizdas. Rytinis turgus pačiame įkarštyje. Čia gali rasti visko, nuo vietinių daržovių ir vaisių, daugybės datulių rūšių, begalės saldumynų, chalvos ir vietinės kavos. Prie kiekvieno prekeivio padėti pavyzdžiai ragavimai bei veltui siūloma vietinė kava. Gana keista mūsų skoniui. Visur derimasi, gal daugiau už tradicijos. Visada kaina nuleidžiama, jei paprašai. Kiekvienas prekeivis labai išsamei paaiškina, ką čia parduoda ir išpasakoja visą istoriją apie savo prekes. Daugelis žmonių ganėtinai gerai kalba angliškai. Negalime praeiti pro moteriškę, gaminančią labai įdomų patiekalą – Omano duona su kiaušiniu, medumi, grietinė ir čipsais. Patiekalo skonis labai įdomus. Beje, maistas Omane tikrai puikus, nors gaminamas gana paprastai ir iš bazinių produktų – mėsos, žuvies, ryžių ir avinžirnių, bet nei karto neteko jo nusivilti.
Grįždami dar pasivaikštome senovinę gynybinę miesto sieną. Jei patiko šis mūsų video, prašau paspausti nykštį į viršų ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Kitoje kelionės po Omaną dalyje matysite Vaši dykumą su beduinų stovyklaviete, maudynės Vadi Khalid, Sur miestą su jo laivų stovykla ir ryčiausią Omano tašką su nuostabiu vėžlių pliažu.